Tai sveiki visi. Šiandieną su Gražvydu susitikom Smolininkose, Smolininkų uoste. Esame abudu smolininkiečiai, gyvenam ant Nemunų krantų. Ir va, už mūsų nugaros nuostabus pavyzdys, kaip bendruomenė, laivavedžiai pasidaro savo reikiamą infrastruktūrą. Gražvydai, kaip tu manai, ar tai turėtų būti daroma savivaldos pastangų dėka, ar tai turėtų būti daroma galbūt verslo, o galbūt bendruomenė visas tas dalykus ir, kaip matome, geriau vyksta negu savivaldoje? Aš tai galvoju, kad visų pirma tai turėtų savivaldai rūpėti tokie dalykai. Kadangi bendruomenės rodo iniciatyvą, tai savivalda tikrai turėtų padėti rūpytis, kad būtų kur tuos laivus pastatyti, kur įsirengti. Aišku, neatmestinas variantas ir kad galbūt išnuomoti verslui. Mes plaukėme prieš savaitę į Nidą, buvome visokie įmingę. Ten tikrai nuostabus yra uostas ir tikrai ne ką platesnis žiūriu į mūsų tą apžėlusi, apleistą, seną vokiečių statybos dar uostą. Mingi, ko gero, tikrai neplatesnė negu mūsų plačiausia vieta šičia, tai sėkmingai veikia verslai, veikia viskas, ir kavinės veikia, ir nakvynė veikia, laivų pilna. Ir norisi, kad ir Jurbarke būtų. Aš kaip vidaus juokauju, Jurbarkas yra 3 uostų miestas ir aš nežinau Europoje ar Lietuvoje tokių miestų, kuris eitų 3 uostus, bet iš jų veikiančių kaip ir taip jau aktyviai arba labai gerai nėra nei vieno. Tai aš kokios tavo mintys aplamai apie laivybą Nemuno, apie mūsų Smolininkų uostą. Aišku, pirmiausia, šiandien kalbame apie Jurbarkų mažų laivelių uostą, turim Kalnynų uostą, turime ir Kruvos uostą. Kaip tu manai, aplamai, ar galbūt tikrai nereikalingi mums tie uostai, gal tiesiog palikti likimo valią juos? Aš prieš porą metų buvau išvykęs į Lenkiją į Ryną. Tai ten yra ežerų kraštas. Tai ten gražu pažiūrėti, kiek yra visokių laivelių kaip vyksta aplink tuos laivelius visas gyvenimas. Ir apgyvendinimas tas pats, tai jau mes turim Nemuną čia, kur irgi gali žmonės tikrai plaukioti ir tikrai tas uostas ir tie laiveliai yra reikalingi ir tikrai reikia daryti viską, kad jie čia būtų, nes yra uostas ir yra aplinkui gyvybė, nes aplink uostą tada pradeda virti gyvenimas, nes uostui reikia paslaugų, tai tie patys turistai gali atvykti. Gražiai, o šitam Smolininkų uoste, aš atsimenu, būdamas vaikas, aš ir tekę nekartą plaukti su valtim, iš Jurbarkų plaukdavom ir tikrai jis buvo gyvas, tikrai veikia ir buvo išvalytas. Kiek tu manim, čia galėtų tilpti laivelių, taip žiūrint į tą, kokie geri 200 metrų, manau, ilgių yra. Kiek čia galima talpinti tavo manimu? Sėdim prie prieplaukos, kur yra, kiek yra? Gerų 20 metrų, 12-14 laivelių telpa, tai 150 laivelių iš tą uostą sutilptų ir tikrai liktų vietos. Ir laivelių visokių, nuo didelių iki mažų. Taip, kaip matome, yra laivas pramoginis, kuris plukdo į Nidą ir nuo savų laivelių. Gražvydai, atsimeni, kažkada buvo diskusija, kad Smolininkai galėtų tapti tokiu kaip centru tų mažųjų laivelių, kurie plauktų Nemunu, plauktų Kuršių mariomis. Jo labiau, kad tiek Mingiai, tiek visur kitur Šilutės rajone tiesiog jau trūksta, kur dėti laivelių. Tikrai Lietuva gyvena neblogai, žmonės gali sau leisti. Tai matome ir čia, Jurbarke yra jų. Buvo kalba, kad Smolininkai galėtų tapti tokiu kaip ir remontų baze. Atsimenu, tokia kalba buvo? Tokia kalba tikrai buvo ir manau, jeigu būtų uostas sutvarkytas, išvalytas, tai tas atsirastų natūraliai, kadangi tiem laivam atplaukintiem čia žiemą juos reikia kažkur ir laikyti, o kalbant ne tik apie jurbarkiečius, nes jurbarkiečiai, būkim realistai, 150 laivelių nepastatys. Bet imkim aplinkinį, Tauragiai, tas pats Kaunas, tie patys kauniečiai tikrai nesitemptų to laivo žiemai laikyti Kauną, jeigu čia būtų kur jį padėti, jį tikrai paliktų Smolininkose ir tada automatiškai ir darbo vietų atsirastų. Prieš metus laiko, pernai, pačiam ir tekę kalbėti su Vandens kelių direkcija dėl šito uosto išvalymo. Vandens kelių direkcija buvo davusi tokį pažadą, kad jeigu mes sumokame dalį, labai mažą dalį, kaip savivaldybė sumoka 10 000 eurų, būtų išvalytas šitas visas uostas. Bet, nenoriu šiandien tikrai susirinkome ne kažką kaltinti, bet tiesiog noriu pasiūlyti apie alternatyvą, galim padaryti. To nepadarė pernai ir šiemet taryba priėmė vienbalsiai, kad Smolininkų turi būti išvalytas.
Bet mes matome jau birželis, jau Liepa ant nosies ir kol kas net menkiausių žingsnių nepadaryta. Tai Gražvydai, dar sykį, kokios alternatyvos, kaip tu įsivaizduoji, šiemet jau gero mes čia nieko nepadarysim, čia nebūkim naivus, bet kitam sezonui, kokia būtų alternatyvos, ką būtų galim pasirinkti ir galbūt eiti kitų kelių, tiesiog jeigu savivalda nedaro, tai gal kitaip bus galima padaryti. Tai aš galvočiau vieną iš alternatyvų, suformavus sklypą, išnuomoti verslui su sąlyga, kad jis išvalys tą uostą ir manau tikrai atsirastų ir tas uostas atsirastų gyvybė. Nes aš kiek atsimenu, kažką buvo kalba, kad lyg kalbėjo kolegos laivininkai, kainuotų apie 70 000 eurų šitų uostų išvalymas, jeigu viską darant per pirkimus. Tai šiandien, ką mes matome, čia įsivalė pati bendruomenė laivininkų, iškasi dumblą išvežė. Tai šitą uostą išvalius, tai manau, kad aišku, ta nuoma turėtų būti galbūt ilgesnė, ne 5, ne 10 metų, tam, kad eitų verslui investuoti į infrastruktūrą, visą iškėlimus ir ištraukimus, ten gale, kiek žinau, yra ištraukimas laivam, viską mes čia turime, tai galimybių tikrai turime daug ir aš pilnai tavim tikiu, kad išnuomavus verslui greičiausiai ir būtų, kad už tą patį eurą išnuomavus verslui tam, kad tiesiog vyktų gyvybė ir apie tai apsirekstų, jau kad Smalininkai nuostabus miestelis, čia gera gyventi ir gamta ir visa kita ir turime technikumą, kuriam yra daug teritorijų, kur galima laikyti ir laivus žiemai. Tai manau, kad būtų ta išeitis, kada būtų galima padaryti arba išnuomoti verslui, jeigu savivaldybė negeba to padaryti, iškasti, sutvarkyti ir atiduoti, arba galbūt netgi tiesiog savivaldai bandyti tvarkyti, bet panašu, kad taip neįvyks greičiausiai. Nu jau čia aš kiek pamenu antrą kadenciją taryboje ir nuo pirmos dienos mes tą uostą tvarkom ir kiek žinau, dabar nežinau, turbūt kokie 3 ar 4 metai yra niekaip nesuformuojamas sklypas šitas, tai vien pradėkim nuo to, tai kad... Nu tai vienu žodžiu, tada Smalininkų uostą mes galime, aš manau, atgaivinti, atiduodant verslui, perleidžiant verslui, kad už tą patį 1 eurą ilgalaikę nuomą, mes tikrai matome puikius pontonus, tikrai įdėta daug darbo ir smalininkiečiai, laivavedžiai, ir barkiečiai, kurie pasidarė šitą uostą, tai tikrai manau, kad džiaugiasi, nes turi arti ir aš net nebejoju, jeigu šitą uostą sutvarkius, tai Jurbarke greičiausiai tų laivelių matytų gerokai, nes čia, ką mes matome, nei sargų nėra nieko ir viskas saugu ir niekas neplėšia. Jurbarke mes turime ir sargus, visą kitą, kainuoja didelius pinigus ir kamerų kalną, tai manau, kad tas pasiūlymas tikrai neblogas. O tikrai dabar mes turime dar kitus uostus, turime tą patį Kalnynų uostą, kur dalis priklauso krantiniais, priklauso asmeniui privačiam, kita dalis yra savivaldybės. Ten taip pat, aš atsimenu, vaikystėje būdavo laivų remontų dirbtuvės didžiuliais. Aišku, dabar ten to nepadarysi, bet tokį kaip vasaros uostą laikymui, ten variantas irgi yra manomas padaryti. Tai yra viskas įmanoma, tik reikia paimti ir daryti iš tikrųjų. Nes, laivyba, gyvenimas gerėja, žmonės perka tuos laivus ir jiem reikia juos kažkur laikyti, kažkur plaukti, pramogauti galų gale. Ir, o kaip žinom, žemupy vietos nebėra. Žemupyje laivam vietos nebėra, tai mes turim ir artimiausių uostai yra pas mus. Tai mes juos turim, kiek visus turim, tiek mes juos turim visus įveiklinti. Tai ir artimiausia, noriu paantrinti, artimiausia uostai ir kitų aplamai nėra uostų tam visam ruožė nuo Šilutės iki Jurbarko. Sekantis uostai yra tik tai jau ten eina link Kauno, Kaune iš principų. Tai šitas uostas, šitas 100 km iki Žemupio, tai tikrai yra ta vieta, kur tikrai manau, kad reikia padaryti. Gerai, jau dabar kitas klausimas. Šiandieną mes taryboje balsavome dėl krovininių uostų nuomos, paskelbimų konkursų. Kaip tu manai, šitų projektų įgyvendinimas, kokią gali duoti pridėtinę vertę mūsų visam rajonui? Tai manau, kad tikrai didelė, nes pažiūrėkim, ten, kur yra uostas, ten aplinkui iš karto vystosi pramonė. Nes pramoniai, specifiniai pramoniai, tai pramoniai, kuri gamina įrenginius, įrangą ir visą kitą, kurią sudėtinga transportuoti keliais, tai laivyba yra auksas. Sakyčiau, tai tikrai aš manau, kad jeigu šitas tik tai projektas pavyks ir mes jį gyvendinsim, išnuomosim tą krantinę, tai manau, kad tikrai Jurbarkas turėtų atsigauti ir turėtų atsirasti pramonės, kadangi uostas be pramonės jis negyvuoja niekaip.
jis iš principo net nereikalingas yra, jeigu jis yra kaip dabar, jisai savalaikiu plukdė šito uosto medieną iš miškų, kadangi buvo vienas didžiausių uostų ant Nemuno kranto, kuris transportavo medieną, bet vėl ilgainiui bėgant subirus tom santvarkom, nuostabią teritoriją skirtą laivybai uostui kažkas sugebėjo kažkaip tai privatizuoti, padarė sklypus, dalį sklypų išpardavė privatiems ūkio subjektams, tai pastatė gyvenamosius namus, praėjo 30 metų po šitų visų veiksmų ir dabar mes turime puikią galimybę vėl sugrąžinti Jurbarką pramonę, sugrąžinti Jurbarką laivybą ir visam pasaulyje, ten kur uostai, ten ir gyvybė, ten verslas, ten plėtra, ten pajamos, ten kuriasi kavinės, restoranai, nakvynė reikalinga, viskas reikalinga. Tai aš tikiuosi, kad šitas uostas, šitas mūsų projektas pasiteisins, kaip nors mes jį įgyvendinsim, nes kol kas tai labai daug trikdžių yra, kažkaip tai labai keistai, bet kažkaip tai labai taip sunkiai sekasi jį į gyvenimą įstumti, tai tikėkime po šitų sprendimų jisai pabus. O ką aš dėjau, tas dabar ta kita dalis uostų, kuri yra daugiau į vakarus, kur anksčiau pildavo žvyrą, ten dabar jinai funkcionuoja irgi kažkiek tai. Tai jinai, kur pildavo žvyrą dabar, tai čia dabar šitoj krantiniai pila grūdus. Taip. O ten toliau, man atrodo, karjerai kažkiek jie to žvyro irgi, jeigu nefunkcionuoja, tai tikrai turbūt ruošiasi, nes transportuoti statybinės medžiagas tuo pačiu vandeniu, tai irgi yra daug gerokai ekonomiškai naudingiau negu keliais. Tai aš manau, kad jisai irgi turi potencialą tapti veikiančių ir rodyti gyvybę. Tai aš pantrinti, nes tais laikais, kai mes buvom jauni vaikai, lakstėm ir tenais, juk ten viskas vyko, gelbėtojais dirbo, visi kiti dirbo, vien to uosto iš principo dėka, žvyrų dėka, turim didžiulius karjerus, didžiulius turim klodus. Ir panašu, kad, sakau, jeigu tas projektas įgyvendins, jeigu atsiras įmonė, kuri išsinuomos krantinę, planuose yra plėstis link Nemuno daugiau teritoriją uostą darytis, tai manau, kad čia bus ta vieta, kur Jurbarkas turėtų šansą, o gero, mano akim žiūrint, galbūt netgi vieną iš tokių stipresnių pastaruoju metu ir galbūt netgi vieną iš pagrindinių. Jeigu tą prarandam, greičiausia, kad neturėsim nieko rimčiau ateityje. Aš tikrai tau pritariu, kadangi, jeigu šitas projektas nepavyks, tai, Jurbarkas bus miręs miestas, nes pramonė jokia, nebūkim naivus, neteis. Pramonė reikia uostų, o uostų reikia pramonės ir jie vienas be kito negyvuoja. Tai įgyvendinu šitą projektą, tikrai Jurbarkas atsigautų. Supratau. Tikrai aš tada šiandieną mes dar porą sakinių apie šitą nuostabų bendruomenės darbą ir tada pabaigsime iki kitų kartų. Tai tikrai kviečiu visus atvykti į Smolininkus ir pasidžiaugti bendruomenės darbu. Tiek šičia, ką matote už nugaros sukurtas, tikrai pontonai patys padarė vyrai savo rankomis, tik ten toliau už kelių šimtų metrų yra laivų įleidimo vieta, kur bendruomenė su laivavedžiais padarė betoninį slipą puikų, naudojas tiek pasienis, tiek visi, kas nori. Tai čia yra pavyzdžiai, kada bendruomenė padaro labai daug, beje, ir Mituvos užtvankoje bendruomenė pasidarė puikią vietą. Taip. Bendruomenė, jeigu tik tai niekas netrukdo, bendruomenės tikrai gali daug, o jeigu dar tam bendruomenėm padėti daryti, tai jūs tikrai gali dar daugiau padaryti. O gerai, pabaigai. Paskutinis mano klausimas tiesiog. Atsimeni, prieš anoje taryboje buvom pasiūlyti tokį pasiūlymą, kad tam tikrą pinigų sumą tiesiog skirti bendruomenėm, tada buvom nusprendę 100 000 eurų uždėti bendruomenėm. Bendruomenė pati galvoja, ką su jais daryti, ne taryba nurodinėja. Tai kaip tu manai, tokia bendruomenė kaip Smolininkų ar kitai bendruomenė, kurie aktyvi laivavedžiam davus ten kokią 300 000 eurų. Kaip tu manai, jie tuos pinigus padėtų protingai, kaip padarė dabar, ar tiesiog mes negalime bendruomenėm pasitikėti ir tiesiog jie pinigus išmėtytų? Tai aš manau, kad bendruomenėm reikia pasitikėti tikrai, nes tai, ką jie čia padarė, savivaldybė praktiškai neprisidėjo. Ir tikrai, davus tos pinigus, jie tikrai pasidarytų daugiau. Ir pasidarytų geriau, nes tie žmonės daro, žino, ką daro ir kaip matom, padaro. Ir padaro ne tik tai, čia mes dabar sėdim prie uosto. Pažiūrėkim, yra siaurasis geležinkelis, stovi pastatytas lokomotyvas, kur irgi seniūnų ir bendruomenės dėka jis ten atsirado.
Tai gerai, tada Gražvydai šiandieną apie uostus tiek, tada bandysime sekantį podcast'ui pasidaryti apie kitas problemas. Mūsų mintis, aš manau, kad nėra kritikuoti, mūsų mintis yra pasiūlyti išeiti, ką reiktų daryti. Tai kaip šiandieną tau pasiūlymas su uostu, uostą išnuomoti ar kažkaip tai panaudos būdų atiduoti bendruomenė arba vedžiam ar verslui, kurie tiesiog jį gyvendintų ir padarytų patrauklų visuomeniai. Tai mūsų, manau, kitas podcastas gal bus apie kitą objektą ir tikrai bus su pasiūlymais ir su konkrečiais, ką reiktų padaryti prie gyvendinimą. Tikrai pritariu, nesusirinkom nekritikuoti, susirinkom pateikti pasiūlymus, kaip išspręsti problemas ir kaip padaryti Jurbarką patrauklų visiems. Tai ačiū visiems, kas mus žiūrės, laukiame jūsų, manau, ir nuomonių, laukiame visokiausių, aišku, ir gerų, ir blogų, gal kažką negerai darome, galbūt reikia apie kažką kitą pakalbėti, mums atrodo, kad čia yra svarbus dalykai, turizmas, trauka, galbūt kažkokie kiti dalykai, kurie reikalingi aptarti, reikalingi dėmesio, tai tikrai bandykime ir bendrom jėgom rasim sprendimą. Taip, tai ir iki pasimatymų, iki kitų kartų. Iki.